Namaste, sveikos mielosios. Šiandien su jumis labai trumpai, bet iš širdies į širdį noriu pasidalinti labai aktualią ir be galo moterišką temą. Tai apie mūsų nuotaiką. Jeigu aš pati nebūčiau moteris, tikriausiai negalėčiau šią temą kalbėti ir su jumis pasidalinti savo patirtimi. Bet kadangi pati esu moters kūne ir kuo puikiausiai žinau tuos pasakymus, ne ta koja išlipau iš lovos, man šiandien nėra nuotaikos, mano nuotaika šiandien kažkokia keista. Todėl tikrai turiu kuo pasidalinti su jumis. Ir pirmiausiai, kuo norėčiau pasidalinti, tai atskleisti jums vieną paslaptį, kad mūsų nuotaika tai yra mūsų pasirinkimas. Šie žodžiai man pačiai buvo atradimas prieš maždaug metus ar pusantrų, kai lankiausi nuostabios lektorės Marinos Targakovos seminare paskaitoje apie moterį, apie moteriškumą, apie moters subtilumą, apie moters jėgą, apie moters galią. Ir Marina Targakova labai drąsiai, tačiau labai griežtai pasakė: mielos moteris, negalvokite, kad mes negalime pasirinkti nuotaikos. Mūsų nuotaika yra absoliučiai mūsų pačių pasirinkimas ir mūsų nuotaika tai yra mūsų atsakomybė. Ir iš tiesų, kai pradedame galvoti apie moterį, apie moteriškumą, apie mūsų savybės, kokios stiprios mes esame, kokios galingos mes esame tiesiog burtininkės. Ir tikriausiai ne viena iš jūsų esate girdėjusios posakį, kad jeigu moteriai namuose nėra nuotaikos, namuose nuotaikos nėra niekam. Nuotaikos tuomet nebus ir vyrui, ir vaikams, ir aplinkiniams, ir kolegoms. Tai štai kaip stipriai moteris veikia aplinką, kurioje ji yra. Štai kaip stipriai ji kuria atmosferą, kuria bendrą namų nuotaiką. Todėl man labai patiko Marinos Targakovos žodžiai, kad nuotaiką mes iš tiesų galime pasirinkti. Mes iš tiesų galime pasirinkti, kurią koją išlipti iš lovos. Mes galime pasirinkti savo mintis, mes galime būti savo minčių valdovės ir savo minčių kūrėjos. Ir jeigu mes galime rinktis mintis, jeigu mes galime rinktis pozityves mintis, šviesias mintis, vadinasi, mes kuo puikiausiai galime pasirinkti ir savo nuotaiką. Aš jokių būdų nenoriu jums pasakyti, kad savo nuotaiką mes turėtumėm užspausti. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad mes turėtumėm užgniaužti savo emocijas, kad mes kažkaip tai turėtumėm jas užslėpti. Tačiau tam yra taip pat būdai, kaip tas savo emocijas arba konvertuoti, arba transformuoti, arba paleisti. Ir noriu visoms jums priminti, kas moterims labai padeda paleisti tas neigiamas mintis, emocijas, neigiamas nuotaikas. Tai išsikalbėjimas. Jeigu vyrams kartais nebūna nuotaikos ar yra kažkokios problemos, vyrai savo problemas sprendžia vienatvėje, vienumoje, užsidarę kambaryje, būdami vieni. Jeigu moteriai yra nenuotaika, jeigu moteriai yra liūdna, jeigu moteriai yra kažkokios emocijos, moteris visą tai sprendžia išsikalbėdama. Todėl labai svarbu yra išsikalbėti. Pirmiausias ir geriausias būdas išsikalbėti tai būtų su savo vyru, su savo artimiausiu žmogumi. Kaip moteris turėtų išsikalbėti su savo vyru, jeigu jai nėra nuotaikos? Jokių būdų nekaltindama jo ar nepriekaištaudama, bet labai atvirai ir nuoširdžiai pasakydama, kad šiandien aš jaučiuosi taip, šiandien man liūdna, galbūt dėl to ar dėl to. Ir labai dažnai moteriai net nereikia jokių patarimų, tiesiog reikia išklausimo. Ir pakalbėjusi 15 ar 10 ar 20 minučių, moteris jau jausis geriau. Jeigu vyras ne visada gali išklausyti, jeigu šalia nėra vyro, jeigu vyras komandiruotėje, jeigu vyras grįžta be galo pavargęs iš darbo, taip pat nereikia ant jo užkrauti savo emocijų ar savo nuotaikos. Kiekviena moteris turi turėti geriausią draugę, o dar geriau kelias geriausias draugės. Ir būtent su geriausiamis draugėmis išsikalbėti. Buvimas moteriškoje kompanijoje ne tik moterį pripildo moteriškąją energiją, moteriškumu,
tačiau leidžia jai išleisti tas emocijas, nebūtinai negatyves, bet tiesiog vėlgi išsikalbėti ir net nebūtinai jai reikia sulaukti patarimo. Kiekviena moteris labai dažnai nori tiesiog išsisakyti. Jeigu yra taip, kad šalia nėra geriausios draugės, nėra šalia mamos, nėra šalia sesės ar vyro, moteris vis tiek kažkaip tai turi išleisti ir transformuoti tas savo emocijas. Labai patariu rašyti laišką savo arba dienoraštį. Rašydama dienoraštį, moteris lygiai taip pat išsikalbės tarsi su savimi ir ją jau po vieno lapo parašymo pasidarys geriau. Taip kad, mielos moteris, prisiminkite, kiekviena moteris savo nuotaiką gali pasirinkti. Nuotaika yra mūsų didžiulė atsakomybė. Kiekviena galime tą savo nekokią nuotaiką, jeigu jį yra, paleisti išsikalbant. Ir dar labai norėčiau su jumis pasidalinti 5 būdais, kuriuos pati taikau savo gyvenime, kaip užkirsti kelią blogai nuotaikai, kaip prevenciškai elgtis, kad tos blogos nuotaikos nebūtų, arba kaip nuotaiką pasikelti, jeigu jau ji subjūra. Tai pirmiausiai, pirmas mano patarimas būtų kiekvieną dieną 20 minučių skirti savo. Labai dažnai mes pamirštame save, labai dažnai mes užsisukame darbuose, namų ruošoje, su vaikais, su savo vyru, artimaisiais ir taip toliau. Tačiau kiekviena moteris turi nepamiršti tų 20 minučių savo. Tas laikas savo turėtų būti dvasinis. Kuo moteris bus stipresnė dvasiškai, kuo moteris bus stabilesnė, kuo moteris bus harmoningesnė, tuo jos nuotaikos bus ramesnės, tuo ji pati bus ramesnė. Kiekvienai ta dvasinė praktika yra labai individuali ir kiekvienai tinka skirtingi dalykai. Vienai tinka nuoširdi malda, kitai tinka meditacija, kitai tinka kvėpavimas, visoms skirtingai. Pasirinkite dvasinę praktiką, kuri jūs užpildytų tą dvasinę jėgą pačios. Kitas dalykas tai kvėpavimas. Kvėpavimas yra greitoji pagalba. Ypatingai jeigu mums nėra nuotaikos, ar jeigu mes esame liūdnos, ar jeigu mes matome, kad nebesusitvardame su savo emocijomis, kvėpuokite. Atsisėskite tiesia nugarą, giliai įkvėpkite, giliai iškvėpkite ir taip padarykite maždaug 5 kartus. Kvėpavimas viską sustato į vėžes. Kvėpavimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų protu, su mūsų mintimis. Ir kvėpuodamas mes save kuo puikiausiai nuraminame. Trečias būdas tai būti gamtoje, užsiimti sportu, gauti tų endorfinų, laimės hormonų. Jie taip pat labai greitai pakelia nuotaiką. Jeigu nėra nuotaikos, eikite pasivaikščioti, apykite bent jau aplink savo namą, rajoną vieną kartą ir pamatysite, kad nuotaika iš tiesų jums pagerės. Ketvirtas dalykas tai yra sveika mityba. Kai mes maitiname sveikai, ką mes valgome, tuo mes ir tampame, yra toks pasakymas. Ir kuo yra mūsų sveikesnė, šviesesnė, pilnavertiškesnė mityba, tuo mūsų nuotaika iš tiesų yra geresnė. Ne veltui yra sakoma, kad, pavyzdžiui, tokie vaisiai kaip persimonai, ryškus vaisiai kaip mandarinai, apelsinai, jie kuo puikiausiai pakelia nuotaiką. Todėl jūsų tas greitasis maistas turėtų būti ne kažkoks šokoladukas, net ne šokolado plytelė, bet vaisiai, sėklos arba riešutai. Na ir paskutinis dalykas, kas tikrai jums padės palaikyti gerą nuotaiką ir padės jums jaustis stabilioms, harmoningoms ir laimingoms, tai dienos režimo laikymasis. Geras poilsis iš tiesų daro stebuklus. Ir kiekviena moteris turėtų save labai gerbti ir žinoti, kad kiekviena moteris turėtų eiti miegoti prieš 10 vakaro. Miegas nuo 10 vakaro iki maždaug 12:01 nakties yra pats svarbiausias, pats subtiliausias, labiausiai atstatantis mūsų tiek nervinę sistemą, tiek fizinės jėgas. Todėl kiekvienai moteriai labai patariu prisilaikyti dienos režimo. Štai
Tai tokie trumpi ir labai paprasti mano patarimai. Aš visoms jums iš viso širdies linkiu pačios geriausios nuotaikos. Ir dar kartą noriu jums priminti, kad nuotaika iš tiesų tai tikrai yra mūsų pačių pasirinkimas. Aš pati, išgirdusi šiuos Marinos Targakovos žodžius, pradėjau sąmoningai apie tai mąstyti, galvoti ir taikyti savo gyvenime. Ir žinote ką? Man praktiškai nebebūna blogų nuotaikų. Aš nebežinau ir nebesuprantu, kai kartais man draugės sako, man šiandien nėra nuotaikos, aš ne tą koją išlipau iš lovos. Man tai atrodo taip svetima ir taip tolima, tad kiekviena iš jūsų nuoširdžiai linkiu pačios nuostabiausios, šviesiausios, geriausios nuotaikos. Mylėkite ir saugokite save. Aš jūs myliu ir iki kito karto. Namaste.